Galim būtų sakyti, kad štai minime šiandien dar vieną įvykį iš Jėzaus gyvenimo, kurių daug yra Evangelijoje aprašyta. Ir iš vienos pusės savaime aišku, būsime teisūs, iš kitos pusės turime suprasti, kad nors kiekvienas įvykis, visi dalykai, kurie yra aprašyti, yra svarbus ir neša savo prasme, kai kurie yra tokie akcentiniai. Ir šios dienos įvykis, tai yra krikštas, kuris pačiam Jėzui nebuvo reikalingas, nes neturėjo nuodėmių, jam nereikėjo atsiversti, nes Jonas krikštydamas kvietė atsiversti, sugrįžti pas Dievą, jam to nereikėjo, jis visą laiką buvo vienybėje su Dievu. Bet vis tik tai yra vienas iš esminių jo gyvenimo įvykių. Kodėl? Todėl tai yra tas slengstis arba tas skyrius, kuris atskiria 2 iš 4. Pirmą nuo antro Jėzus laikotarpio. Pirmasis laikotarpis, tai vadinamasis paslėptasis laikotarpis, kuris prasideda gimimu ir eina iki pat krikšto, yra tas laikas, apie kurį mes praktiškai nieko nežinome. Labai mažai žinome. Biblija mums ir tradicija vieną kitą įvykį atskleidžia, bet šiaip tai buvo paprastas gyvenimo laikotarpis, kuriame jis, kaip ir visi žmonės, augo, dirbo, gyveno su tėvais, padėjo sudurti galą su galu, bet tai yra laikotarpis, kodėl paslėptasis, todėl kad jis gyveno, tačiau apie jo tapatybę, apie jo misiją nebuvo paskelbta pasauliui. Ir štai krikštas įveda į antrąjį laikotarpį, į laikotarpį, kuriame Jėzus pasirodo, kas jis yra, kuris yra gausus mokymų, gausus gydymų, gausus įvairiausių stebuklų ir ženklų, kada tiems, kurie aplinkui ir dar toliau per sklindantį garsą buvo paskelbta ir apreikšta jo misija, jo tikslo buvimo žemėje. Trečiasis laikotarpis, kuris prasideda nuo paskutinės vakarienės ir tęsiasi iki jo mirties ir palaidojimo, kančios laikotarpis. Laikotarpis, kuriame ypatingai parodoma Dievo begalinė meilė kiekvienam iš mūsų nusidėjėliui, jo begalinis atsidavimas ir jo begalinė ištikimybė. Ir galiausiai šlovingasis laikotarpis, kuris prasideda nuo jo prisikėlimo ir galima sakyti iki žengimo į dangų, bet tuo pačiu galima būtų sakyti, prasideda nuo prisikėlimo ir nesibaigia. Tada, kada jisai dar, atrodo, kitaip pasirodo savo mokiniams ir galiausiai žengia į savo tėvo artumą. Ir nekartą esate girdėję, kad mes turime sekti paskui Jėzų, kad mes turime tapti panašus į jį. Ir jeigu žiūrėsime į jo 4 laikotarpius gyvenimo arba etapus, mes galėtume pamatyti arba turėtume pamatyti savo gyvenimuose, nežinau, nuo kiekvieno iš mūsų priklauso kiek tų laikotarpių, bet ėjimą per tuos laikotarpius. Pirmasis laikotarpis, kuris yra paslėptasis laikotarpis, prasideda savaime aišku, mūsų krikštu. Ir kadangi daugelis iš mūsų esame pakrikštyti kūdikystėje, mes to neprisimename ir nežinau, kelių metų būdami jūs tai supratote, bet šio laikotarpio lūžis arba šio laikotarpio tas tikrasis žengimas, jisai dažniausiai susijęs su kokiais nors įvykiais, nutikimais, išgyvenimais kiekvieno iš mūsų gyvenime. Su įvykiu, kurio pasekoje arba kurio metu mes asmeniškai apsisprendėme eiti tikėjimo keliu. Mes asmeniškai priėmėme Jėzų, kuris iki šiol galbūt buvo tėvų Jėzus, tėvų Dievas, senelių Dievas, nežinau, giminaičių, draugų, švenčių atributas, nežinau, kas jisai buvo, bet jūs priimate jį kaip savo Dievą ir apsisprendžiate pagal jį gyventi. Tai yra tas, nors iš vienos pusės labai gausus malonių,
laikotarpis, kada iš vienos pusės norisi to taškytis aplinkui, nes Dievas taip arti, jis tiesiog apčiuopiamas, paliečiamas, kad norima visiems įdalinti ir visiems liudyti. Tačiau šis laikotarpis vis dėlto yra skirtas pirmiausia savo gyvenimo keitimui. Vidiniam, sunkiam, bet nuolatiniam keitimuisi, kuris neįmanomas be darbo ir savaime aišku, be malonės ir be sakramento. Tai yra laikotarpis, kuriame mes rengiamės tapti liudytojais. Štai kodėl po atsivertimo, po to priėmimo, gyvenimo pakeitimo, tam tikrą metų eilę, pavyzdžiui, nėra priimama į seminarijas, nėra priimama į vienuolynus. Dėl to, kad ta Dievo artuma arba tas Dievo skonis, jisai gali būti neteisingai interpretuotas. Ir žmogui reikia viduje truputėlį susibalansuoti. Reikia tapti, ištvermingesniam, reikia tapti labiau pasitikinčiu, reikia tapti labiau džiugiu. Nes džiaugsmas ir tikėjimas eina kartu. Ir tada, kada žmogus praeina šį laikotarpį, šį pasirinkimo, šį brendimo laikotarpį, tada Dievas jį įveda į sekantį laikotarpį, kuris vadinasi dosnumo laikotarpis arba mokėjimo arba mokymosi gyventi pagal Dievo meilę. Mokymosi dalintis. Tada, kada jau tas karštis, jau tas, atrodo, toks Dievo artumas, kurį, tikrai atrodo, net ranka galėdavai pasiekti, truputėlį tarsi atsitraukia, kada pasaulis jau irgi matomas ne vien tik tai per rožinius akinius, bet jame visko matoma ir matoma bažnyčioje, ne tik tai ta Dievo malonė, kuri yra, ne tik tai šventosios dvasios vedimas, kuris yra, bet ir kiti dalykai, tiek šioje altoriaus pusėje, tiek ir toje altoriaus pusėje. Kai pradedame suprasti ir patirti vienas, kad tie, kurie eina paskui Dievą arba stengiasi sekti paskui Dievą, yra labai panašus į tave. Tai yra, tu nesi vienintelis nusidėjėlis atėjęs į šventųjų bendrystę, bet šalimais esantieji lygiai tokie patys. Ir ne visą laiką lygiai taip pat kaip ir tu, besielgiantis taip, kaip turėtų elgtis. Ir tada jau mylėti tampa nebe taip lengva ir nebe taip paprasta. Ir priimti, ir save dovanoti, ir dalintis tampa nelabai taip paprasta dėl to, kad tada jau atrodo nebesi nešamas tai daryti, bet tada tu turi apsispręsti. Apsispręsti ir išmokti. Apsispręsti ir išmokti žiūrėti labiau į kitą žmogų, taip kaip žiūri Dievas. Kiekvieną kartą, kai yra šis įvykis skaitomas Evangelijoje, nepriklausomai ar jis bus skaitomas mišių metu arba, pavyzdžiui, krikšto metu, aš visą laiką tą prisimenu, kad, juk tuos žodžius Dievas kiekvienam iš mūsų taria nuo krikšto dienos. Ir kaip mes dažnai apie juos užmirštame. Tu esi mano mylimasis sūnus, tu esi mano mylimoji dukra, tavimi aš gėriuosi. Kartais mes galbūt gėrimės, bet dažniausiai tai nupuola į puikybę. Bet kitais atvejais mes save ko neveikiame. Ir tas Dievo matymas visais atvejais, ir tada, kada mes kylame ir artėjame prie jo, ir tada, kada dėl nuodėmės mes atrodo ritamės nuo kalnų, negalim sustoti ir netgi atrodo akių negalim pakelti. Ir Dievas nenustoja ne tik sakyti, tu esi mano mylimasis sūnus, tu esi mano mylimoji dukra, bet nenustoja sakyti ir aš tavimi gėriuosi. Ir gėrisi Dievas savaime aišku ne nuodėmę. Ne mūsų ritimusi, kaip tu gražiai nusiritai arba nučiuožė nuo kalno, bet jis mato mus. Ir jis mato, kad netgi nuodėmė, kurią tu padarei, tai nėra tapatu tau. Tu nesi nuodėmė. Ir Dievas gėrėsi mumis. Gėrėsi tuo, ką jis yra sukūręs, ir tuo,
kokiais mes ir kuo mes esame pašaukti būti. Ir štai šitas antrasis laikotarpis, jisai neretai jau persipina su tuo trečiuoju arba, kaip vadinamu, kančios laikotarpiu. Kada užtektinai subrendę antrajame laikotarpį mylėti, dalintis, dosniai eiti per pasaulį, peržvelgiant savo gyvenimą ir priimant sunkumus ir išbandymus, Dievas kviečia žengti dar toliau ir neretai mums tenka patirti tas, kokios bebūtų kančios, fizinės, dvasinės arba psichologinės, kurias taip pat Dievas kviečia eiti su meile ir su tikslu. Ne sukas dantis ir iškentėti ir sakyti, aš dabar pakentėsiu, palauksiu, o po to aš ateisiu pas tave, Dieve, ir tada tave šlovinsiu. O Dievas sako, ne. Tasme, kad tu tada šlovinsi, viskas yra tvarkoj. Bet tavo gyvenime negali būti nieko, kuo tu nešlovintum arba kuo tu negalėtum šlovinti Dievo. Šlovinimas jisai skirsis. Išraiškos formos jos skirsis. Bet visa, kas mūsų gyvenime, gali būti Tėvo garbei. Ką mes matome ir Jėzaus kančioje. Jeigu manoma, Tėve, te praeina šitą taurė, bet tebūnie pagal tavo valią. Ne? Arba Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasią. Ir šis laikotarpis mūsų antrasis ir po to trečiasis kartu, jie truks iki mūsų žemiško gyvenimo pabaigos. Kaip mes meldžiamės sveika Marija maldoje, ne? Dabar ir mūsų mirties valanda. Išbūti su juo ir mirties valandoje. Iki paskutinio atodūsio. Ir vienas dalykas, savaime aišku, kalbama apie tą fizinę mirtį, bet lygiai taip pat kalbama ir apie tą mirtį savo egoizmui, savo naudiškumui. Kada mes dėl kitų paaukojame tai, kas yra mums svarbu arba brangu, dėl didesnio gėrio. Ir tai nėra, kad o kaipgi aš, o kaipgi man. Kol kyla klausimas, kai man reikia kažką atiduoti arba kažką paaukoti, o kodėl aš, o kodėl man, vadinasi, dar yra problemos su antruoju laikotarpiu. Nes tada, kada mylime, mes neužduodame to klausimo. Mes neatsidūstame. Ir neužverčiam akių į viršų. Nu gerai, dėl tavęs. Jūs to nedarote. Atkreipkite dėmesį. Kai tai darote dėl tų, kuriuos iš tiesų mylite. Kad ir kaip būtų. Galbūt kartais reikia truputėlį stabtelti, truputėlį, kaip sakant, atsidusti tam, kad sukaupti jėgas ir tik tada pasakyti taip. Bet jūs to nedarote su priekaištu. Nedarote taip, kad kitas žmogus jaustųsi nejaukiai. Arba kad kitas žmogus suprastų, kaip būna filmuose, tai dabar tu man skolingas. Ir kai kitą kartą aš pas tave ateisiu, nepriklausomai kas bus tau, tu man irgi turėsi padėti. Ir ketvirtasis laikotarpis savaime aišku, jisai prasidės po, labai tikimės, po to, kai ištversim iki galo. Ir šis krikšto įvykis mums primena, kad Jėzaus gyvenimas yra mūsų gyvenimo iš tiesų pavyzdys. Ir taip pat Kristus primena, kad jis tapo žmogumi ne todėl, kad privalėjo, bet todėl, kad pats norėjo ir apsisprendė. Jis priėmė krikštą ne todėl, kad jam reikėjo, bet tai padarė dėl mūsų.
Vėliau jis eis, mokysis, darys stebuklus, galiausiai bus pasmerktas, nukankintas ir nužudytas dėl mūsų. O po to ne tik persikels, bet įžengs į dangų tam, kad mūsų neapleistų. Ir tam, kad mes prisimintume ir suprastume, kad nepriklausom nuo to, kokie išbandymai arba kokie sunkumai ateina į mūsų gyvenimą, mes nepriklausomai nuo to, ką mes matome aplinkui arba ko nematome aplinkui. Mes niekada nesame vieni. Ir kad ir kokioje būsenoje tu šiandien būtum, kad ir ką galvotum apie save, Dievas tau šiandien ir kiekvieną dieną sako tą patį ir tą patį. Tu esi mano mylimasis sūnus, tu esi mano mylimoji dukra, tavimi aš gėriuosi. Amen.